Na ką, draugai, sveiki. Šiandien Ryžikėlis ir aš važiuojam į varžybų vietą. Vyks varžybos rytoj prie Panevėžio, 500 km per parą. Važiuosim soft maršrutą. Na, tai šiandien reikia nuvykti į varžybų vietą. Pasidariau maršrutą 210 km. Ir šiandien bus toks lengvas apšilimas, pasivažinėsiu ir vakare turiu būti varžybų vietoje. Tai ką, susitiksime. Matau, draugai, sveiki, tai Ryžikas šiandien varo į varžybų vietą. Pasivažinėsim tokiom bekelėm, žvyrkeliais, keliukais ir pasieksim varžybų vietą netoli Panevėžio. Judam! Nori mažą, tai tokia neveikia navigacija. Ir tą rodo, navigacija veikia. Tai sekų maršrutas, bet įrodymų tiek metų, taip nematau. Tai tikrai patys. Tai yra gerai, kadangi pasauliai siekia jėganą, nesimato, turi būti susikoncentravę ir kėlę. Na, bet kažkaip gyventi. Kelių turim ir smagių lauko keliukų, tai bus lengva treniruotė prieš rytojaus varžybas. Dumbliukų graskinės prilyta tikrai nemažai. Tai reikalų pievose bus. Opa, reikalai prasideda. Dumbliukai lengvi. Opa! Kur Ryžikas ten aš, kur dumblai ten mes! Yeah! Ola smagus dumblai! Labai išsipurvys nenori, per varžybas nenori pradėti startuoti labai dumblinti. Bet jaučiu teks, kadangi lietaus buvo nemažai visą savaitę įpraeita. Tai dumblų bus. Oras geras, gamta graži, oras gaivus ir mes su Ryžikėliu vienam. Senokai jau buvau išlėkęs, tai taip smagu. Saulutė lietus pilkom. Beje, pamiršau mikrofoną. Tai kiek išrėksiu, tiek girdėsiu. Be mikrofonų, tai čia važiuojant sudėtingi reikalai. Nu ir šiandien net bekelį. Neblogą maršrutėlį susidėliojo. Nieko, apšilsim prieš varžybą. Lauko keliukai. Lauko keliukai. Rytas šlapia, žolė slidi. Oho, ūkišką bekelį. Nu ką, servitutas yra servitutas.
Važiuojam servitukus. Gerai, kad ūkininkas jau neužarė, kai sauguma. Soliai įsimus į laisvą bėgį. O čia geras keliukas. Visiška bėgė. O, stirnaitė! O! Nu, tai blemba. Bekelis, nu, žiūrėk. Žiūrėjau, nusukęs kitokias. Kažkur kesinau. Tai vis dėlto ūkininkas kažkur užarė, ne? Jo, yra katokėlių. Tai vis dėlto užarės. Так, pirmas išturim. Nenoriu aš čia važiuoti, kad bus reikia. Kažkur turi būti keliuk. Žalių pilna. Taip bėgimas, tokie žalių prirenka, desapuokti. Keliauninkai supas berželiai, šypsosi saulė danguje, mes esam du girių karaliai, o karalienė Suvalkija. Kiek daug dainų, bet gražiausia mano mintis. Aš gyvenu ir turėti kolegių. Štai truputis miško, truputis dumbliukų. Judam. Gražu, smagu, vėsu ir gaivu. Jau netoli kalnų. Ir kaip smagu žvyrkeliais važiuoti, nedulka visiškai. Nu ką, atvažiuojam pasipildyti degalų. Kauno Raudondvario Ilgėda. Nuvažiavę esam 91 kilometrą. Na, 91 kilometrą nuvarėm. Pažiūrim, kiek pripilsim litrukų. Turėtų būti kokius 7. Šutinam kaupiną. Ryžikėlis nori atsigert. Nu ką, 6, 8, 5. Sekantis degalų užpylimas Ramygalos degalinėje, netoli Panevėžio. Judam! Pagaliau!
Išvažiavau iš Kauno mikrorajonų asfaltuotų kelių į Žvyrkelį. Viena, tai mūsų stikyje. Tai mūsų stikyje. Ai, gražūs vaizdai. Javai, miškas su grūdais. 100 kilometrų yra, pusė trasos šiandienos įveikta. Mes jau pusiaukelėj. Deja, noriu perduoti linkėjimus Matikų komandai. Matikai, nesvarbu, kad jis šiandien negalėjo. Aš atstovauju jūs visus. Nova. Gavau perveduką. Perveduką mano šeimo. Perkastas. Dabar ieškau kelio, kaip važiuoti Via Baltica. Link Klaipėdos. Tai va, užsivažiavau, tikra perėmė visai nebloga tokia. Nebloga. Pabandysime čia atvažiuoti ir per Via Baltica perlipti iš kitos pusės. Visai geri dumblai. O va, ir atvažiuojam. Tuoj per sekantį gatavę peršauksim link Panevėžio pusės. Nu ką, mes jau anoj pusėj Via Baltikos, link Kėdainių bei Panevėžio. Radom pravažiavimą. Tai turim su Ryžiku. Pirmą pėdukę, va, posūkiai, nerodo, kažkas sulūžo ir aš dabar be posūkių. Bet turbūt signalas veikia, vietos neveikia. Kažkas išlūžo šitą, reikės valdyti ardysus ir žiūrėti. Na va, gražaus miškelio vėl. Gražės maži vietokė. Opa. Čia tai eismas. Iš vienos pusės, iš kitos Kazimolio, bet nuo dabar jau būtų laimės. O. Va ten tai eismas judasys. Ir ten turbūt kaupiasi lietutis. Na, bet tai šiandien turėtų palyti kai kur, o rytoj turi būti geras oras. Ar skrydėlis? Man atrodo, aš čia perėkdamas, tai visą gerklę prareiktų, kad sudėtumės mano komentarus. Čia kažkoks tai piltuvas darosi, su kurį mažumėtumas susileis. Tikrai kažkas vietos reikia. O, čia uogas vienas, tai galės važinėti, stumdyti.
Kur mėlynas dangus ankstyvą rytą. Čia visai neseniai rytą ir jaučiu, kad aš važiuoju. Tai da gali būti taip, kad ir lietuvio šiandien negausim turistikų. Gal norėt nusiplaut? Norėt nusiplaut? Nes matikas stojama, balsus. Oi, ten juoda ir ten lyja. Aš į ten važiuoju. Gal nereikėtų taip ir skubėti? Bet ten tai šveikia užveikia. Netgi žaibai. Ai, smagus tokie keliukai. Negaliu. Artėja baubas, artėja. Man atrodo, stosiu kur nors pailsėti. Nes aš tikrai įvažiuoju į tą pusę. Ir aš tikrai pasivysiu. Bet man tikrai darosi baugu jau. Eik tau. Ir jis, man atrodo, į čia ateina. Kiek tai jau trauks ledų lietaus, čia šlakas viskas. Ryžis aš tikrai nusiplaus. Nu, aš tai šlakas. Bet aš tai nenoriu būti šlakas. Kitais pačiais drabužiais rytoj varžybose dalyvausiu. Kažkokie remontų darbai. Pataikiau ant žalios. Tai važiuoju kartu su visais. Bet manau, draugai visi sutiktumėte, ne? Kad man čia būtų mieliau važiuoti. Praeitą, o čia visus aplenkčiau. Kas čia tokia tokia? Man tos reikia, arba tos. Va, pavyzdžiui remontas. Nu, o kaip kelias, matau dumblų priekį, o lietaus gerai. Dumbliukų, slėtų palengva, gruntas taip ir geras. Viskas puikiai. Bet tikrai lietus nesenai praėjo. Viskas. Kur apkėlės. Atskridau. Kur apkėlės. Vis dėlto lietus ateina. Baubas šiandien dar ir čia gal. Nenoriu lietaus. Reikia ieškoti kažkur medžių. Nu ką, stojam. Turėtume išvykti nuo lietaus. Nu ką, turim kilometrų. 100 PM3. 2,5 valandos kelionės. Puikiai. Nu ką, kaip ir sakiau, mūsų baubas, tiksliau mes pasivėjom baubą. Tai dabar smagiai lyja, saulė aišku šviečia, bet va gal matosi lyja. Aš stoviu po medžiu dideliu, tai ryžikėlis dar sausas. Nu, tai liko 70 km. Bandom išvengti lietaus, kad nuvažiuot į varžybų vietą sausiems. Štai čia lyja jau.
Matosi graži vaivorykštė. Va. Ir čia visur lyja ir ten ypač lyja, kur didysis baubas. Nu ką, lietutis nustojo kaip ir. Jau labai silpnai tik lašėna. Menam toliau. Va. Debesys nuėjo į tenai. Ir galim važiuoti. Šiaip nebijau aš to lietaus, bet nesivežu atsarginių drabužių. Tai sušlapt nenoriu. Judam. Tai nuotkalbiai truputį lietutis. Ryžikas nusiplovė. Aš truputį irgi atvėso, jaučiasi. Na, skaičiuosime rytoj. Viskas bus gerai. Tai ką jūs sau galvojat? Mano telefonas kabo taip. Tu matai, lekiu sau, smagiai leidžiu. Žiūrau ir telefonu. Galvau pametė, bet kadangi prispaudėjęs koją prie čia, tai va šitaip aš jį gražiai susiradau. Vieną sykį per varžybas jau matai buvo panašiai. Ir vėl telefono. Va, čia nelyta, tai būto, kaip pasiūlė. Tas va, jaučiu vėl ateina kartu. Yes. Jie kažkur 4 vietose mačiau lyja. Ir dabar tas tamtais pradeda lyti ir čia. Paįsitų debesėlių. Va, reikia stot po medžiu kažkur. Reikia stot po medžiu. Ir čia ko šlapyti. Niekur aš neskubu, laiko yra. Nu ir visai smagus lietutis užėjo. Va. Bet jis greit turi praeit. Tai luktersim va 10 minučių. Ir turėtų praeit, nes vėjas iš tenai. Va. Tai čia kraštu. O, dar žaibas. Trenkiai. O, matai? Žaibai trankosi. Nu, ką jūs sau galvojat? Štai, lietus visai, saulė ten mana šviečia, o pila kaip turi būt. Nu, nafik. Reikėjo čia to lietaus mum. Ai. Tada mėdžiai tokie silpni po manim. Tai čia jau nuo jų laša. Tuoj būsiu šlapias kaip vištukas, o ryžikutis irgi jau šlapias. Nu ką, išdžiūsim. Nebėjau mes lietaus. Biskį kaip ir apstojau. Bėgame čia nuo to lietaus. Ten priekį matau šviečiasi, tai ten greičiau. Greičiau pabėgti. Va, atvažiavau lietaus, no? Visai gerai. Jo. Viena. Va. O poros kilometrų va. Santa, lempa. Čia nelyta. Tai blėt galėjau pavažiuoti kokias 5 minutės per tą pradinį lietų.
Kėlė radęs. Servitukas. Bet per kukurūzus. Nesuprantu. Kaip čia užbaigimą pervažiuoti, nes čia į visą ar ne? Ojojoj. Oho. Dunklas. Gerai, dunklai. Wow. Suprantu, aš čia kukurūzus važiuoju. Aš čia servitus. Tai pažymėta servitutas. Teisinys. Bet turi važiuoti tai. Oi, gerai. Traktorių provėžų. Ojojoj, šitna, tokia. Tokia ryžiukų įvažiavo. Na, čia ryžiukų įvažiavo. Net nesuprantu, kur iškysim, nes to truputį nuo mano servitutinė įstrasa. No paide. Susau. Čia tai geras buvo. Čia tai geras. Geras. Vat tokios kratos man patinka. Nieko nesuprantu. Nevažiuoju. Čia geležinkelio mieste, kur mūsų nauja sistema. Čia draudžiama, tai kur čia dabar važiuos? Mano numerio telefonuose. Neditrai. Ai. Čia žiūrėt. Tai kelias baigtas. Nežinau. Čia baigtas kelias. Ir čia viskas. Ir čia viskas. Tai kaip čia važiuo dabar? Rail Balticus. Tai tikiuosi užsibuoti į savo maršrutą. Varėm per kukurūzus. Pervarėm. Tada apvažiavom Rail Balticą. Ir dabar įsukų miltus. Servitutiniu keliu. Nu, žiūrim, kas čia gaunas.
Tie dumblai neblogi. Tie dumbliukai neblogi. Visai smagu. Pagaliau. Įšokau į kažkokį keliuką. O tokia mūsų skrydžių kelionė į varžybų vietą. Panašu, kad vėl atvažiuojam, kad reikia kirsti Rail Baltica. Ir turbūt neiškirs. Atsargiai, pavojinga zona. Tai kur dabar čia man reikėtų važiuoti? Man svarbu, kad atvažiuoti. Važiuojam. Man svarbiausia, kad pervažiuoti į kitą pusę tos Rail Balticos. Panašu, kad pravažiuojam. Būčiau žinojęs, kad į čia grįšiu. Tai čia būčiau onai, tai čia važiavęs, gal čia kažkas maršrutas mano vedam važinėja. O man tas dar nerūktų šitų kelių. Nu, į Ramygalos degalinę atvarėm. 217 km nuvažiuota, tai 127 kilus nuvažiavau. Pažiūrim, kiek užsipils. Devynėlit. Buvo. Mūsų su Ryžiku atmynėm į sodybą, kur rytoj 9 startuosim 500 kilometrų. Šiandien apie 230 kilometrų įveikėm puikiai. O, finish. Finish. Tai ką, su Ryžikėliu atmynėm į varžybų vietą, įsukom 233 km, daugiausia buvo žvyrkeliai, lauko keliukų, miško keliukų, aišku, buvo ir be kelių keletas. Asfaltų šiek tiek buvo. Na, nepavargom, viskas ok, porą sykių išskalbė lietus. Na, varžybų vieta pasiekta ir rytoj 9 valandą startuojam. Jeigu jūs norite sužinoti, kaip mums sekėsi varžybose, pasekite mano kanalą, palaikinkite ir laukite sekančių video, kaip mums sekėsi varžybose 500 km per parą. Yes!